Taigi turėdami didįjį aukščiausiąjį kunigą, perėjusi per dangus, Jėzų Dievo Sūnų, laikykimės išpažinimo. Vėlgi matome raginimą. Laikykimės išpažinimo. Kokius raginimus mes iki šiol skaitėme? Skaitėme 4 skyriaus 1 eilutėje. Skaitome kokį, kad bijokime, kad kas nors iš jūsų nepasirodytų pavėlavęs. Tada 11 eilutėje, jeigu turite prieš save, jeigu ką aš perskaitau, 4 skyriaus, jeigu pirmą bijokime, kad kas nors iš jūsų nepasirodytų pavėlavęs, 11 eilutėje, todėl stenkimės įeiti į tą poilsį, idant niekas nenupultų sekdamas anuo nepaklusnumo pavyzdžiu. Ir dabar laikykimės išpažinimo. Taigi trys tokie paraginimai ir jie labai svarbus, bet jie dar neatskleidžiami, mes kai ką daugiau pamatysime ir išgirsime skaitydami tolimesnius skyrius, jau daugiausiai 8-9, bet čia mums autorius įveda į tokią labai tiesiog rašydamas ir kalbėdamas ir skelbiant šį laišką, parapija, bendruomenė, bažnyčia tokia laikoma įtampoje yra. Nes kai gauname paraginimą, mes negalime ramiai taip klausytis ar ramiai priimti, kaip nieko nevyktų. Paraginimas ir yra. Ir kai kada mes įdėmiau žiūrime į tas vietas šventojo rašto, ypač Naujojo testamento, kurios liečia mus tiesiogiai, taip, mūsų gyvenimą, kur apie kitus mes taip išvengiame. Bet čia yra pirmieji du, pažiūrėkime, kad pirmas yra, kad kas nors iš jūsų nepasirodytų pavėlavęs, tai yra tas pats man yra skiriama, bet kartu skiriama ir kitiems, o antras yra apie kitus, taip, kaip esam jau kalbėję, kad stenkimės eiti, idant niekas nenupultų. Taip. Ir tada laikykimės išpažinimo. Dar nėra aišku, kokio išpažinimo laikytis. Dar iki šiol nėra. Tačiau visa tai, kas yra rašoma mus įvesti, kažkada klausytoje, nes laiškai buvo skaitomi kaip ir Evangelijos. Buvo skaitomi bažnyčioje per pamaldas. Taip, ir nedalimis, o viskas. Visas laiškas. Be abejo, tai gauti tokį laišką ir iš parapijų į parapijos, paskui nuorašai eidavo, keliaudavo. Ir čia tie paraginimai skirti įsigilinti. Mes negauname instrukcijos iš karto, kaip ir kas yra, kaip nenupulti ir kaip artintis prie sosto. Bet mums pasakoma, štai turėdami aukščiausiąjį kunigą, vėl primenama, kas yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ir kaip tas išpažinimas atrodo, kartais mes negalime jo tiksliai suformuluoti, bet bažnyčia savo išpažinimą suformuluoja liturgijoje. Yra toksai teologinis terminas lex orandi, lex credendi. Taip, tai yra orandi, kaip yra meldžiamasi, credendi. Įstatymas maldos yra įstatymas išpažinimo, arba atvirkščiai, lex credendi, lex orandi gali būti. Bet tai, ką bažnyčia meldžiasi ir kaip meldžiasi, tai atspindi ir bažnyčios išpažinimą, kuo ji tiki. Ir liturgijoje, kai mes atsakome į liturginius, yra liturgas, yra parapija, iš tiesų tai yra viena liturgija, tai nėra tik atskiros dalys, bet visi mes kartu ir mūsų tas atsakymas į liturginius pakvietimus, paraginimus, tai ir yra toksai, tai skamba kaip atsakymas Dievui, kaip ir mūsų išpažinimas. Na, pavyzdžiui, jeigu pradedam pamaldas vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ką parapija atsako? Amen. Tai tikra tiesa. Tai nėra tik šiaip atsakymai tokie, kad, čia parašyta amen, tai sakau amen. Taip. Kažkas sugalvojo,
kas nors iš senųjų bažnyčios tėvų, ten liturgų, ryte prabudęs galvojo, kaip dabar, ką įdomaus čia dar įnešti į bažnyčios gyvenimą, na čia parašykime amen. Tai ir iki šiol kartuojam, tas turėjo prasme, taip kad ir būtent, kad ir kai parapija atsako amen, tai reiškia, kad mes visi tuo ir tikime, ką kunigas ir pasakė, jeigu vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios, amen. Taip tada, kas einame, mums padeda viešpas Dievas, koks Dievas, kuris sukūrė dangų ir žemę. Kas tai yra? Tai yra ne kas kita kaip tikėjimo išpažinimas, kuo mes susirinkę tikime. Taip, mes tiesiog garsiai Dievui pasakome ir vieni kitiems ir patys savo, koks yra mūsų tikėjimas. Ir štai, aišku, mes turime išpažinimus, dar tuo metu nebuvo, bet mes turime apaštališkai, nikėjiškai, atanaziškai, kur per kiekvienas pamaldas išpažįstame, žinoma, su šventa vakarienė turėtume išpažinti pagal visą tvarką nikėjiškai, kai pamaldos be šventos vakarienės apaštališkai. Mes kažkaip nuo to esame šiek tiek nutolę, reiks po truputėlį grįžinėti. Tas paraginimas, kad laikykimės išpažinimo, tai tas išpažinimas reiškia, kad būtume prisirišę prie to vyriausiojo kunigo. Ir kad kaip 14 eilutėje, kaip ir skaitome, kad turėdami didžiausiai kunigą. Taigi, ką mes turime, aplink ką esam susirinkę kaip bažnyčia, aplink vyriausiai kunigą. Ir kaip jis tapo kunigu ir karaliumi, tai ne per apeigas, o per savo mirtį ir prisikėlimą. Ir kodėl sakoma, kad tai yra per didįjį ir aukščiausiai kunigą, ne tik aukščiausiai kunigą. Autorius pabrėžia, turėdami didįjį aukščiausiai kunigą, dėl to, kad joks vyriausiasis kunigas negalėjo padaryti to, ką mums daro Jėzus Kristus. Nei pats galėjo ten nueiti, nei mūsų nuvesti. Ir prie sosto, prie amžinybės sosto, į tą šabą, į poilsį, apie kurį kalbėjom praeitą kartą, kuris mums yra pažadėtas. Jok žemiškasis kunigas to padaryti negali. Jėzus tą yra padaręs. Kaip vyriausiasis kunigas įeina į šventų švenčiausią kartą metuose, gali praeiti pro užsklandą, taip mūsų vyriausiasis kunigas yra praėjęs pro dangus ir tam praėjęs, kad mus pravestų. Todėl mes, kaip susirenkame Dievo akivaizdon kiekvieną sekmadienį, ar visais kitais trečiadienį ir bet kada, tai ir mes susirenkame pas tą vyriausiąjį kunigą, ateiname, kuris mus jau yra pravedęs. Ir čia bažnyčia gyvename tokiame paradokse. Iš vienos pusės mes keliaujame, iš kitos pusės jau turime prieigą prie dangaus gyvendami žemėje. Ir tas autorius laiško mums pastiprina ir tuo metu bažnyčią, ir mus dabar. Nes kokią mes turime privilegiją turėti prieigą prie dangaus. Tai, kas neregima, tai, kas yra paslėpta žmogui, krikščionių bažnyčia tą turi. Ir dėl ko tai mums svarbu prisiminti, kai mes tai užmirštame, tai labai greitai, ne iš karto, nebūtinai iš karto, bet labai greitai krikščionybė virsta tik tai arba tokių gerų rekomendacijų rinkinio, arba kažkuo kitu, kokiu nors dvasiniu mokymu. Bet mums labai svarbu prisiminti, kad krikščionybėje, mūsų tikėjime, Jėzus ir dangaus karalystė yra ne ateitis, o dabartis. Ir mūsų pamaldos yra. Ir tuo metu pamaldos. Ir kai šis laiškas rašytas, parodoma yra, kad pamaldose bažnyčia jau dabartyje susitinka su Dievu ir dabartyje jau yra susirinkusi aplink savo vyriausiąjį kunigą. Ir šiuo atveju, kodėl mes tikrai gyvenam tobulai, aišku, tas jau nuvalkiotas žodis tobula, taip dabar yra, viskas yra. Gal jau dabar rečiau naudojamas, prieš kelis metus būdavo vartojamas jau visur. Apie maistą, apie keliones, apie viską, tai viskas būdavo tobula. Bet iš tiesų,
mes turime patį geriausią dalyką, nes priešingai negu izraelitai kažkada, kurie turėjo šventyklą ir turėjo eiti į ją. Ir viskas vyko labai aiškioj, vienintelėje geografinėje vietoje pasaulyje, taip, Jeruzalės šventykloje. Viskas ir daug kitur aukojimai nevyko, niekas nevyko, kur Dievas ir jis sakė, tik pasaulyje buvo viena vieta. Dabar tai yra vieta visur, kur tik krikščionės susirenka. Kaip Jėzus ir yra pasakęs, kur 2 ar 3 susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Taigi mums geografinė vieta didelės neturi jokios įtakos, jokio skirtumo susitikti su Dievu. Gali būti geografinės, žinoma, yra bažnyčia tam dedikuota vieta, mes ir einame į bažnyčią. Arba yra kokios įžymesnės vietos, svarbesnės krikščionims, kur krikščionys renkasi, bet irgi tai yra ne todėl, kad kažkur Dievo proporcingai yra daugiau padalinta. Ir kad kažkurioje bažnyčioje Dievo daugiau arba šventesnėje vietoje yra Dievo daugiau negu kitoje vietoje. Iš tiesų tai tokie ypatingesnės vietos yra tos, kurios mums primena mūsų arba šventąją istoriją, arba mūsų tikėjimo pirmtakų tikėjimą. Ir mes pasistipriname iš jų ir Dievui padėkojame už juos ir pasistipriname jų tikėjimo, jų pavyzdžių. Ir jeigu kas žengia ten mums liuteronams į Wittenbergą, Marijos bažnyčią, mes nesakom, kad ten kažkur yra jau šventesnė vieta už visas kitas, tačiau būnant, žinant, kad ten daktaras Martynas Liuteris pamokslavo, daugiau kaip 2000 pamokslų pasakė, vis tiek tokia vieta yra svarbi meldžiantis ten ir giedant, ypatingai jeigu giedam tą pačią giesmę, kurią jisai giedojo. Tai. Arba ten į Romą kokias vietas, kur Koliziejus, arba senosios šventovės, kurios susijusios su krikščionybės pradžia, kas buvo aišku šventojoje žemėje, Turkijoje. Tai irgi tos vietos labai brangios yra. Bet paties Dievo nei vienoje toje vietoje nėra daugiau negu kur kitur. Ir nėra ten kažkokie dangaus vartai didesni negu bet kur kitur. Yra geografinė vieta jau mums krikščionims nebėra tokia svarbi. Ir 15 eilutė. Juk mes turime ne tokį aukščiausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip mes visaip mėginta, tačiau nenusidėjusi. Ir čia atsakymas yra tam tikras į klausimą, kodėl mes galime taip drąsiai pasitikėti tuo vyriausiųjų kunigu. Ir būtent ir atsakymas yra mėginta, kuris visaip mėginta, tačiau nenusidėjusi. Kuo skiriasi senieji vyriausiųjų kunigai Izraelį? Jie turėjo kelias savybės. Neišvengiamai kaip ir žemiški kunigai visi, kurie. Viena savybė yra, kad kadangi Jeruzalė geografiškai ne visiems buvo arti, ir ne tik pagonėms, bet ir izraelitams, tai kunigai buvo toli, fiziškai toli. Tu gali nueiti pamatyti kunigą, kad ten kartą ar kelis kartus per metus, taip ir viskas, tai yra toli. Arba jeigu jisai ten grįžęs į savo namus, bet jis tada bus ne pareigos vykdantis kunigas. Tada su kunigais visais laikais ir visose vietose yra lygiai tas pats, kad kunigai gali turėti labai mažai patirties, dvasinės ir gyvenimo, ir tikėjimo, arba visai jos neturėti. Ir jeigu kalbant apie šventyklą, ir dar kai šitas laiškas rašoma, šventykla dar gyvuoja, įsivaizduokim kunigo dvasinė, ne visų kunigų ta dvasinė patirtis vienoda. Buvo žinoma tikintys, kuriem kažkas rūpėjo, bet buvo tokie paprasti. Tau reikia ten aukas aukoti, tu eini ten su tais darai, kas yra atliekama, kas yra privaloma.
atlieki ir laisvas esi. Ir Dievui patinka, ir žmonėm gerai, ir pavalgęs, ir pinigėlis nubirėjęs yra viskas. Ir šiais laikais panašiai taip yra. Gali būti, gali nebūti, bet irgi būna, kad galima irgi tą kunigo tarnystę, aišku, žemiško kunigo jau kitkas yra krikščionybėje dabar, bet irgi galima atlikti visuomet labai paprastai, daug nesigilinant į esmę, atrodo, čia atlaikiai, persižegnojai ir jau yra viskas kaip ir visiems gerai, ir Dievui, ir žmonėms, ir man, ir viskas, ir galim skirstytis. Nuo šito nei vienas žmogus irgi nėra apsaugotas, kita vertus vėl, bet kuris žmogus, mes visi žmonės, mes irgi nežinome, dažnai nežinome, kaip spręsti, kaip padėti spręsti vieniems kitų sudėtingas asmeninės problemas. Kartais žinome, bet kartais ir nežinome. Taip. Kartais nutuokiame, bet yra tokių dalykų, kur net nenutuokiame, kaip galime vienas kitam padėti. Štai čia vyriausiasis kunigas už tai yra visiškai kitoks. Kad ir mums atskleidžiama, kad štai jūsų kunigas Jėzus Kristus, jis gali vienintelis padaryti tai, ko negali padaryti joks žemiškasis kunigas. Ir štai jo kunigiška galia yra ne šiaip naudojama kažkam, jo galybė, jo galia naudojama vieninteliam tikslui - padėti žmogui. Ir jie būtent žmogui ieškančiam, kovojančiam, besimeldžiančiam, atgailaujančiam. Ir tas žodis, kur yra čia atjausti, taip, lietuviškas labai geras žodis yra. Ką atjauta, kaip mes ją suprantame, jinai pakeista yra visiškai dabar to žodžiu, kuris jau neaišku, ką bereiškia, empatija. Tačiau šiuo atveju tas atjauta reiškia labai svarbų dalyką. Atjauta reiškia kentėjimas šitoje vietoje ir šitame tekste tai reiškia kentėjimas drauge. Taigi Jėzus, kaip vyriausiasis kunigas, ir mums tai didelė paguoda yra, kad jis, kai mes kenčiame, kai mums sunku, tai nėra tas kunigas, kuris per Samariečio istorijoje, kuris ten levitas kunigas, kurie praeina kitą kelio pusę, tenai, kad nepažindami ir apsimesdami, kad nemato, bet kunigas, kuris prisijungia prie mūsų kančių ir jas kenčia. Taigi už tai kiekviena mūsų kančia, kai mes krikščionio kančia, jinai nėra tokia tolima viešpačiui, jis pats yra su mumis, mūsų kančiose. Mūsų kančios, vėl jos nėra tokios nekaltos ir kaip dažnai mes norėtume. Mums jos dažnai nėra jos tokios tyros, vis dėlto labai didelė dalis mūsų kančių tai yra mūsų silpnybės, mūsų vargas, kuris kyla iš nuodėmės. Taip pat ir mūsų, jeigu mes susidurėme su savo dvasinėmis ir savo fizinėmis negaliomis. O ką reiškia ta mūsų dvasinė ir fizinė negalia? Jeigu pagal senąjį įstatymą, pagal išėjimo knygą, pagal kunigų knygą, pagal nuostatus, kas esame daug plačiau skaitę, mus padaro mūsų dvasinės negalios, mūsų fizinės negalios, mus padaro žmonėmis su kliauda. Tai yra tokiais, kurie negali priartėti prie Dievo. Jeigu pagal kurie esame netinkami. Ir štai čia, kodėl mes galime pasitikėti tuo vyriausiuoju kunigu ir Jėzumi Kristumi, kad mes, žinodami, kad kiekvienas einame su savo vargu, su savo skausmais ir įvairiom negaliom, kokių tik tai įmanoma turėti, visi turime,
pačių įvairiausių, mes žinome, kad viešpats mus priims. Nelaukdamas, kol mes tapsime fiziškai stiprūs ir dvasiškai tobuli. Tai būtų viskas tada turbūt, jau tada niekas negalėtume net priartėti. Taip, jis ateina, kai jis būna su mumis ir priima mus, kai mes nesame dvasiškai stiprūs ir kai esame fiziškai pavargę, jis mus priima. Ir štai ir mums kas yra gerai, kad mes tą artindamiesi prie jo, mes artinamės su visišku tikrumu, kad jis mus priims. Mums nereikia abejoti. Ir jeigu visa žmonių sukurta religija grindžiama abejojimu, ir kai kurios krikščionybės atmainos irgi yra pagrįstos abejojimu, nes tu niekada nežinai, ar Dievui tu esi pakankamai geras, ar tu esi pakankamai tobulas, ar Dievas yra pakankamai, arba dievybė yra pakankamai gerai nusiteikusi. Čia ir sako, kad mes turime atjaučiantį, kuris tikrai priims. Ir ta vieta, kur yra jis buvo gundomas, kaip ir mes, tas gundomas buvo visais atžvilgiais, bet mes daugiau pagundas, kai kalbame apie Jėzaus pagundą, tai ką mes pirmiausia atsimenam, kokią vietą? Jėzaus gundimai dykumoje turbūt, taip, pats pagrindė iš karto prieš akis velnias su savo 3 pasiūlymais. Bet buvo dar pagunda ir išbandymas. Ir toksai, kurį retas žmogus tai išlaiko, kai jis buvo užgauliojamas, kankinamas ir užgauliojamas. Kai buvo išduotas, kai buvo mušamas, kai buvo prieš minę rodomas, kai buvo kryžiuojamas, kaip spjaudamas ant kryžių. Tai irgi tai buvo ir milžiniškas išbandymas, bet ir didžiulė pagunda. Nes ji kažkaip mums krikščionims praeina pro šalį, o kokia buvo pagunda? Tiesiog pasinaudoti savo gale. Taip, ir neužbaigti atpirkimo. Nes, pagalvokime, jeigu aš turiu tokią galę, kaip jisai sakė, jeigu norėčiau ten tiek ir tiek angelų būtų, taip, iš karto Tėvas atsiųstų, tai reikia tik tai panorėti, taip, ir viskas čia išsispręstų. Ir įsivaizduokim, turint tokią galę, tu neši skausmą, tą patyčias iki galo. Ir štai Jėzuje, kai mes žiūrime į jo kryžių, mūsų vyriausiasis kunigas, dėl ko vėl pasitikėjimas yra, jis patyrė viską, blogiausia savo gyvenimu ir mirtimi, ką žmogus gali patirti. Patį giliausią žmogišką skausmą, pačią giliausią žmogišką įtampą, pats Dievas mūsų tą vargą yra praėjęs. Ir jis tose išbandymuose jis priėmęs žmogaus prigimtį nepalūžo. Tik aišku, jis buvo žemėje visiškai be nuodėmės, čia jau visiškai aišku. Priešingai negu žmonės, kai kada galvoja, kad mes gal ir negalvoja, iš tiesų taip ir yra. Dažnai, kad per kančią mes būname ištyrinami, ištobulinami. Taip, tai Jėzui nereikėjo per kančią ištobulėti, jis buvo tobulas. Ir į savo tobulos meilės ir tobulo dieviškumo, jis kančioje ir varge jis neprarado, jis būtent ir priėmė tą kančią, būdamas tobulas. Ir už tai jo kančia vėl yra žymiai didesnė negu mūsų, nes žmogus kentėdamas jisai žino, dėl ko kenčia, kad kenčiame, jeigu bendraja prasme, dėl nuodėmės, o dažnai konkrečiai kenčiame dėl savo gyvenimo įvairiausių dalykų. Ir jis priimdamas visą žmogišką išbandymą, jis niekada nebuvo nugalėtas. Tai kunigas, dėl ko jis aukščiausiasis kunigas vėlgi, kad jis buvo išbandytas, jis įveda mus tiesiai pas tėvą ir mes galime su tėvu bendrauti. Ir kad jis niekuomet nebuvo išbandymuose palūžęs, niekuomet suteptas. Joks kunigas šiame pasaulyje nebuvo ir nėra be nuodėmės. Ir jis vienintelis, kuris toks yra. Ir už tai pats žinodamas, kas yra kančia,
ir pats visus aimanas ir dėjavimus, aimanomis ir dėjavimais jisai tą kelią ėjo, jis gali suprasti kiekvieną žmogų ir gali kiekvieną kenčiantį, vargstantį žmogų užjausti. Ir Jėzus čia jis padaro neįmanomą dalyką, kas yra tarp dangaus ir žemės, tai jis užpildo tą tarpą tą vakuumą atsiradusi per nuodėmę. Na, tai nėra vakuumas, tai yra irgi dvasių pasaulis, bet tai, kas skyrė mus nuo Dievo, Jėzus savimi užpildo. Štai ir Jėzaus vardas mums brangus, ir jo kryžius brangus, ir visa, ką jisai padarė, yra brangu. Tai už tai tas vyriausiasis kunigas jis ateina, nusileidžia, kad mus ant rankų aukštai pakeltų, ant savo rankų, ir kiekvieną iš mūsų kelia. Toliau 16 eilutė. Todėl drąsiai ateikime prie malonės sosto, idant gautume gailestingumą ir rastume malonę, kai mums reikia pagalbos. Dar vienas raginimas prisideda. Tas raginimas vėl yra ir kiekvienam žmogui, bet kai skaitomas yra visai parapijai, visai bažnyčiai. Ir tas malonės sostas, jis yra dvejopas. Jis yra ir kunigiškas, ir karališkas. Ir už tai ir čia į tą malonės sostą, būtent kaip karalius, kaip sako jų, kur skaitėme ir psalmes, kaip joja savo sostą ant kerubų ir prisimename sandoros skrynios dangtis, irgi kaip buvo vadinamas malonės sostu. Tai su dviem angelais ant viršaus. Taigi artinas prie malonės sosto, bet štai tas malonės sostas yra kaip pas Dievą. Ir tas malonės sostas, ta vieta, fiziškai buvo karaliaus rūmuose, kur karalius priimdavo savo interesantus, kur priimdavo žmonės su savomis bėdomis. Ir čia autorius kreipėsi į tikinčiuosius, kurie žino ir senąją istoriją. Na, jiems aišku, jiems tas karalius, kuris priima ten žmonės su reikalais, jiems buvo, tie karaliai tai ir buvo viskas aišku ir imperatoriai, bet tokie tai ir Senajame testamente mes turime pasakojimą. 2 Samuelio 14 skyrius, visa istorija yra nuo 1 iki 22 eilutės, bet bendram vaizdui aš truputėlį trumpiau paskaitysiu, bet štai kas tas malonės sostas buvo Dovydo laikais praktinėme žmonių gyvenime. Cerujos sūnus Joabas jautė, kad karaliaus širdis palanki Abšalomui. Tad Joabas pasiuntė į Tekojo žmones, kad jie atvestų iš ten išmintingą moterį. Prašau apsimesti, kad tau gedulas, jis tarė jai. Apsivilk gedulo drabužiais ir nesitepk aliejumi. Elkis, kaip elgėsi moteris, ilgą laiką gedinti mirusio. Na, čia mes suprantame sąmokslo tam tikrą priešistorę. Bet pati istorija, pats vaizdas, toks tipinis yra karaliaus ir gyventojo pokalbis. Nueik pas karalių ir taip jam kalbėk. Ir Joabas nurodė, ką jai sakyti. Atėjusi pas karalių, tekojietė moteris puolė veido ant žemės, išreikšdama pagarbą ir tarė: Karaliau gelbėk. Karalius klausė jos: Kokia tavo bėda? Ji atsakė: Vargas man, esu našlė, mano vyras miręs, tavo tarnaitė turėjo 2 sūnus. Jiedu susimušė laukuose ir kadangi nebuvo, kas juos perskyrė, vienas jų smogė savo brolį ir užmušė jį. Tikėk manimi, visa kiltis sukilusi prieš tavo tarnaitę. Jie reikalauja, duok šiandien vyrą užmušusi savo brolį, kad jį užmuštume už gyvastį brolio, kurį jis užmušė. Mes turime sunaikinti ir įpėdinį. Jie užgesins man paskutinę likusią žaryją,
nepalikdami mano vyrui nei vardo, nei likučio visoje žemėje. Karalius tarė moteriai, eik namo, aš duosiu įsakymą tavo labui. O tekojietė moteris karaliui atsakė, mano viešpatie karaliau, te krinta kaltė ant manęs ir mano protėvių namų. Karalius ir jo sostas te būna nekalti. Karalius pridūrė, jei kas tau ką nors daugiau sakytų, atvesk jį pas mane. Tavęs jis daugiau niekada nepalies. Tada jie atsakė, prašyčiau karalių turėti mintyje viešpatį savo dievą, kad kraujo keršytojas nepadarytų didesnės žalos ir mano sūnaus neužmuštų. Jis atsakė, kaip gyvas viešpats, nuo tavo sūnaus galvos ne vienas plaukas nenukris ant žemės. Na ir toliau istorija jau specifinė susijusi, bet matome, ką reiškia tas malonės sostas, kai žmogus kreipiasi į karalių ir karalius išklauso ir priima karališkai teisingą sprendimą. Saliamono istoriją atsimename, kaip kreipėsi dvi moterys, kieno kūdikis taip yra. Karalius atpažino, kad tai yra tikroji mama, kuriai brangi buvo kūdikio gyvybė. Tai irgi toksai prie karališko sprendimo. Taigi, karališkas sostas. Žinoma, verta istorija yra sekantis perskirimas 15, kaip karališko sosto buvo siekiama. Ir čia Abšalomo maištas. Paskaitysiu, yra kelios eilutės, bet kurios mums paliudyja ir iliustruoja, kad prieš rinkiminę kampaniją šių laikų nieko naujo pasaulyje nėra. Maždaug prieš 2000 metų buvo lygiai tas pasiekta, aišku, ten maišto atmosfera ir išvakarės. Bet pažiūrėkime. Ilgainiui Abšalomas įsigijo vežimą, čia Abšalomas yra Dovydo sūnus, bei žirgų ir 50 vyrų palydai pirma jo bėgti. Abšalomas keldavosi anksti ir stodavosi prie kelio į miesto vartus. Kai tik žmogus turėdavo bylą, kuriai reikėdavo karaliaus nuosprendžio, taigi artėjimo prie sosto, Abšalomas šaukdavo, klausdamas, iš kurio miesto esi? O pastarajam atsakius, tavo tarnas yra iš tokios ir tokios Izraelio giminės, Abšalomas sakydavo, štai tavo ieškiniai geri ir tikri, bet nėra nė vieno, kas karaliaus vardu tave išklausytų. Abšalomas dar pridurdavo, o kad aš būčiau teisėjas šioje šalyje, tada kiekvienas galėtų ateiti pas mane su byla ir reikalu, ir aš priimčiau nuosprendį. Kai tik koks žmogus prieidavo išreikšti jam pagarbą, Abšalomas ištiesdavo rankas, apkabindavo ir pabučiuodavo. Taip Abšalomas darydavo kiekvienam izraelitui atėjusiam pas karalių į teismą. Tokiu būdu Abšalomas pavergė visų Izraelio žmonių širdis. Na, čia toksai gal ir nukrypimas, bet matome, kad jeigu tik tai aš būčiau jau karaliumi, aš viską išspręsčiau. Girdėta kalba. Taigi ir čia tas malonės sostas. Ir Išėjimo knygoje mes skaitėme 29 skyrius 42-43 eilutės. Tai bus nuolatinė deginamoji auka per jūsų kartas viešpaties akivaizdoje, prie įėjimo į susitikimo palapinę, kur aš pasitiksiu tave ir kalbėsiu su tavimi. Ten prie aukuro, kuris bus pašvęstas mano šlove, aš pasitiksiu izraelitus. Prisimename istoriją apie Mozę, aukurą, susitikimo palapinę ir vietą, kurioje Mozė gaudavo nurodymus. Taigi ir mes, skaitydami dabar laišką Hebrajams, matome, kad autorius šventosios dvasios įkvėptas ir ragina, kad prieikime, drąsiai ateikime prie malonės sosto. Taigi tai, kas buvo limituota, valdžia, kuri buvo skirta karaliui, viena, arba galimybė, kuri buvo skirta kunigui susitikti, arba pranašui susitikti su Dievu, kita, dabar yra suteikiama visai bažnyčiai, kad tas malonės sostas
karališkas Dievo malonės sostas ir kunigiškas malonės sostas yra atviras. Ir už tai kiekvienam yra suteikta galimybė. Pamaldose mes ir prieiname visą bažnyčią prie to malonės sosto. Ta dinamika prieimo yra tokia, kad mes ateiname prie malonės sosto pasiimti dovanų. Ne mes esame tie, kurie dovanas atnešame, kaip išminčiai iš rytų šalies gimusiam kūdikiui. Iš tiesų mes ateiname prie malonės sosto tų dovanų pasiimti. Klausimas yra toksai vėl. Ar autorius sako, ką jis nori pasakyti? Ir klausytojam tuo metu, ir skaitytojams mums. Ar mes artėjame prie to sosto, ar neartėjame? Kaip yra? Turbūt čia toks paliekamas yra raginimas visuomet apie tai galvoti. Ar aš pasinaudoju tą galimybę, būdamas Dievo vaiku, tos karalystės piliečiu, ar jie pasinaudoju artėti prie malonės sosto, ar pasinaudoju tą galimybę be jokių tarpininkų tiesiai gyventi su Dievu. Ir dangiškasis tėvas jis padarė taip, kad jis tą sostą paskyrė sūnui. Taip. Ir sūnų kaip tarytum įpėdinį. Ir kaip Abšalomas maištu norėjo paglemžti sostą iš savo tėvo, taip Jėzus, jisai sostą gavo garbingai savo mirtimi ir prisikėlimu atpirkdamas žmoniją. Ir 3 dalykai yra, kurie mums svarbus ir labai naudingi. Lengvos užuominos, bet jos mums labai geros yra. Kad prie malonės sosto jis kalba apie daugiskaitą. Ateikime kaip bažnyčia. Toksai sudaromas vaizdas, kad bažnyčia, kaip Dievo tauta, tai kurie stovi priešais karaliaus rūmose. Todėl klausydami jo žodžio mes ir turime tiesioginę prieigą prie malonės sosto. Tai pirmas dalykas. Mes esame priešais karalių, kuris kalba mums. Ir mums jau verštis nereikia klausti, ar mus įleis, ar mus neįleis. Jis jau dabar kalba. Senajame testamente mes turime pavyzdžių tik tai vienetai žmonių, su kuriais Dievas kalbėjo, apie juos mes gerai žinome, bet dabar Dievas kalba kiekvieną kartą, kai mes išgirstame jo žodį ir skaitome, tai yra Dievo kalba mums. Antras dalykas, tas prisiartinimas mūsų, sako, drąsiai. Tad drąsiai ateikime prie malonės sosto. Ne šiaip ateikime, bijodami. Mūsų artinimasis prie Dievo mums sako drąsiai. O drąsiai kas eina? Kuris su pasitikėjimu eina ir žino, kad ten yra tikroji meilė. Ir tas tikėjimas, ta drąsa yra paremta ne mūsų teisumu, ten kažkokia ar mūsų dideliu protu, tobulumu, bet grinai pasitikėjimu Jėzumi Kristumi, kaip karališkoji Dievo sūnumi, kaip vyriausiųjų kunigu. Ir dar ta drąsa yra, mes šitoje žemėje jos neturime, kasdieninėme gyvenime, tai ta drąsa yra drąsiai su juo kalbėti, drąsiai prisiartinti, tai pas karalių ateiti su savo reikalais visais. Kai ir visa bažnyčia ir kiekvienas asmeniškai mes ateiname su maldomis, su prašymais, atnešame viską ir tą darome drąsiai žinodami, kad nei viena malda ir nei vienas prašymas nebus atmestas, atstumtas, nebus iš mūsų pasijuokta. Šičia mes pasaulyje pas valdovus mes to daryti negalime, bet jeigu kas gali, tai turbūt tai labai retas įvykis yra. Ir trečia, kaip jau ir šiek tiek užsiminiau, kad mes einame gauti dovanų, taigi mes ateiname drąsiai, kad pasiimtume dovanas. Ir pas Viešpats nori, kad dovanas gautume. Ir tai nėra kokios nors tenai, tai nėra labdaros valgykla kokia nors dangaus. Tai nėra kokia nors išmalda.
ar socialinė išmoka bedarbio kokia nors, ar dar kas nors. Kai mes ateiname, na gausime, negausime, kažin kiek Dievas duos, ką Dievas duos. Ir Dievas viską duoda apsčiai. Viską, tai duoda savo karalystę. Ir mes esam tokie, kaip turime tokią malonę, kokią turėjo tik tai Senajame testamente 2 žmonės, kur galėjo turbūt tik tai 2, tokie kaip Nojus ar Mozė, kur sandorą turėjo, galėjo pasikliauti sandorą ir tikrai žinojo štai, kad Nojus išgelbėtas su vaivorykšte, Mozė su sava sandora, apie kurią skaitėme, bet kad jie žinojo, kad tikrai jie rado malonę Dievo akyse, kad Dievas jiems gailestingas buvo ir Dievas tai parodė darbais, išgelbėdamas iš tvano Nojų ir jo šeimą ir Mozės rankomis išvesdamas Izraelį. Dabar mes nebeturime to abejoti, ar radome malonę Dievo akyse ar neradome, mes jau turime malonę Dievo akyse. Štai tie raginimai, mes matome, jie tokie šiek tiek, jeigu taip skaitant tekstą neįdėmė, jie šiek tiek užslėpti tokie, yra greitai persiskaito, bet tie paraginimai, jie labai rimti yra, kad mūsų širdis pakeltų, sustiprintų ir suteiktų mums džiaugsmą, kad Dievas yra tas, kuris pasirūpina ir mes turime absoliučiai tvirtą 100% pagrindą visiškai ramiai prieiti su džiaugsmu ir kaip tik tai Dievas, tai yra karalius, kuris laukia mūsų ateinančių pas jį.